Sakau labas visiems, kurie stebi mūsų šitą live gyvai. Sakau labas tiems, kurie šiuo metu galbūt neturi galimybės ar laiko prisijungti ir būti kartu su mumis, bet mielai pažiūrės šitą live įrašą. Aš esu Jurgita Jankuvienė ir mes susitinkame jau 20-ąjį kartą 20-ame epizode tinklalaidėje Kasdienių herojų istorijos ir pokalbiai apie gyvenimo pokyčius. Apie ką yra šita tinklalaidė? Šita tinklalaidė yra būtent apie tai, kaip kiekvienas iš mano laidos svečių ar tai viešnių keliavo per savo pokyčius, keliavo link ten, kur yra dabar. Ir pati idėja ir pats tikslas šitos tinklalaidės yra būtent tai, kad tuomet, kuomet mes išgirstam, kaip sekėsi kitam žmogui, ką jis išgyveno, ką jis patyrė, kad tai ne tik tai yra labai lengva ir paprasta, kas dažnu atveju matoma yra socialinėje erdvėje, atsiranda daugiau drąsos, atsiranda daugiau įkvėpimo ir atsiranda daugiau noro žengti tą patį pirmąjį mažą žingsnį, o po to ir antrą, o po to ir trečią, link savo gyvenimo pokyčių. Arba link to pilnaverčio gyvenimo, kaip mes kiekvienas jį suprantam. O šiandien mano tinklalaidės viešnia yra mano nauja pažįstama, su kuria mes susipažinome visiškai neseniai. Tai yra Šarūnė Petrošiūtė, kuri tikrai turi labai turtingą savo gyvenimo istoriją ir labai nepaprastą, sakyčiau, savo gyvenimo istoriją. Ir aš labai dėkinga, Šarūnė, tau, kad tu sutikai pasidalinti ją būtent su šitos tinklalaidės stebėtojais ir žiūrovais. Tai labas dar kartą tau. Labas ir tau. Smagu čia būti ir smagu, jog galėsiu pasidalinti šį vakarą su klausytojais savo patirtim ir patyrimais, kuo man tai padėjo ir kaip tai mane pakeitė. Ir aš esu įsitikinusi, kad tavo istorija gali paliesti ne vieną. Ir vien tik tai, kad tu jau daliniesi, iš ties yra labai vertinga, nes kai mes kalbėjom prieš pat tinklalaidę, kaip tu sakai, kai yra emocinės duobės, iš jų pakilti yra labai sunku. Ir dažnam vien išgirdus, kad ne aš vienas toks, jau yra gerokai lengviau ir gerokai paprasčiau. Tai tinklalaidė yra apie gyvenimo pokyčius ir mudvi kalbėjom apie tos tavo pokyčius ir kalbėjom apie tą kelionę, kuri iš ties yra netokia paprasta ir netokia lengva, bet būtų smalsu išgirsti iš tavęs tiesiogiai, kokia konkrečiai istorija norėtumai pasidalinti. Aš prieš dar mūsų susitikimą galvojau, nuo kurio čia gyvenimo etapo man reikėtų pradėti kalbėti apie tos pokyčius, bet bendram tokiam kontekstui, kad suvokti, kaip viskas susivedė į vieną, tai sakyčiau, pati pradžia, tai buvo 2016 metai, kai aš būdama 21 metų išgirdau diagnozę vėžys. Nes čia buvo turbūt tas kertinis elementas, nuo kurio po to pradėjo vystytis ir visi kiti mano gyvenimo įpročiai, pokyčiai ir visa kita. Tai čia bendram tokiam, bet esminis mano pokytis ir kelias į tos pokyčius buvo ne tuo momentu. Tai buvo tik tai gyvenimo įvykis, kuris mane nuvedė į poreikį tam visam virsmui. Tai vyko 20 metais. Tai jau po 4 metų, po visos ligos, emocijų milžiniško užlaikymo, aš pasveikau, praėjau tuos procesus, bet ką aš supratau, kad aš neišgyvenau iš tikrųjų pačios ligos ir tos emocijos, jos mane pasivijo pačiu blogiausiu turbūt įmanomu būdu. Tai yra pradėjimu kristi žemyn, to nejaučiant. Pasidariau labai apatiška, tokia
nenorėjau bendrauti su žmonėmis, susitikti su draugais, atšaukdavau susitikimus ir tiek darbinius, ir tiek asmeninius paskutinę minutę ir man buvo visiškai nesvarbu. Ir tas grimzdimas į apačią jis truko ilgą laiką. Ir kai Mhm. sako, kai važiuoji žemyn, tu nejauti, kad tu važiuoji. Nes tas kritimas į emocinį dugną, kiti tai depresija vadina, man nebuvo pripažintos depresijos, bet tas kritimas jis vis tiek žingsnis po žingsnio. Ir Mhm. po to 20 metais, vat, pokalbio su drauge metu, mes taip sėdėjom, aš dalinausi, kad aš blogai jaučiuosi. Ir man atėjo tas momentas dar išvakarėse to pokalbio, kad supratau, Šarlūne, aš negyvenu, aš tik tai egzistuoju ir ar tai tikrai yra tas gyvenimas, kurio aš noriu. Tai man kilo mintis tik tai tokia, kad aš turiu priimti sprendimą arba aš nutraukiu šį gyvenimą, pasitraukiu savo norų, Mhm. arba aš priimu sprendimą, kad vis dėlto gyventi aš noriu labiau ir tam yra reikalingi pokyčiai. Tai mane tuo metu labai iškasino mano šita mintis, vien tik tai Mhm. jos ateimas, kad aš galėčiau pagalvoti kažkokią formą apie pasitraukimą iš gyvenimo savo norų, mane tai išgąsdino ir aš tą pačią dieną sau pasakiau, kad ne, Šarūnė, labiau už viską gyvenime aš noriu gyventi. Ir Mhm. gyventi tą pilnavertišką, tą kupiną saujom semiamą gyvenimą. Ir tai buvo vat, būtent ta mintis, kuri mane išgąsdino ir aš supratau, kad ne. Ir tada visi tie lemiantys žingsniai, pokalbis jau su drauge, kuri man davė specialisto kontaktus ir visa virtinė lėmusi tai prie to, kokia aš esu šiandien. Tai man reikėjo 2 metų Mhm. ilgos labai kelionės, lipimo į viršų. Nukristi buvo labai lengva, net nepastebėjau, kaip įvyko tas procesas, Mhm. bet kilimui prireikė laiko, ne tik tai emocinio, sakyčiau, ir ne tik tai pačio psichologo, aš ėjau ir į moterų ratus, rašiau ir terapinės pasakas, ir metaforas, naudojau daug skirtingų tų elementų. Ir 22 visai metų pradžioje išvažiavau su draugai į kelionę. Ir Mhm. po tos kelionės grįžusi parsivežiau dar šalia viso to virsmo ir skrandžio bakteriją. O kad labiau suprast, tai viso to kritimo metu priaugau dar ir 30 kilogramų, Mhm. kas tikrai ir fiziškai jautėsi, sveikatos prasme, emociškai gal mažiau kažkiek, bet buvau tokia pametus save, be jokios meilės savo, be ribų brėžimų, be nieko. O vat tais 22 metais aš jau parvažiavau su lauktuvėmis skrandyje ir supratau, kad dar kartą man yra gana. Emociškai aš jau buvau tvirtesnė, Mhm. bet supratau, kad man neužtenka augti tik tai emociškai, jau yra būtini ir kiti pokyčiai. Mano kūnui ir man pačiai tai kelioniai meilė savo, sakyčiau taip labiau. Mhm. Ir iš karto po grįžus aš priėmiau dar vieną lemtingą sprendimą, kad nuo šios dienos aš keičiu ir savo mitybos įpročius, aš kitaip formuoju savo rutiną, savo visą augimą ir tada per pusę metų aš numečiau tuos 30 kilogramų. Oho. Tai čia buvo toks labai didelis pokytis. Ir per tuos 2 metus terapijos, kitų įrankių ir to svorio nukritimo, vat Liepos pabaigoje aš pirmą kartą išgirdau iš psichologės savo,
kad sveikinu Šarūnę, tu pirmą kartą savo pripažinai, kad tu sirgai vėžiu. Mhm. Tai galim tik įsivaizduoti, kad man prireikė 6 metų beveik, kad Mhm. aš suprasčiau ir leisčiau savo išjausti tai, kas buvo tuo metu išlaikyta ir pripažinčiau savo, kad sirgau ir kad turėjau tą onkologiją. Bet pats procesas, žinai, irgi ta buvo labai įdomus. Nes Gali plačiau, nes iš tikrųjų, žinai, vat, jeigu taip grįžtant į tavo tą lipimą, vat, kaip sakai, nukristi labai greit, nepajutau, nepastebėjau, va taip kažkas paspyrė, atsiprašau už išsireiškimą, į tą bedugnę ir laisvo kritimo. tik tai atsikeliu, kad dugnas. Atsikeliu dugnas. Išlipti minėjai, vat, prireikė pakankamai nemenkai laiko, ar ne? Ir tai nebuvo labai paprasta. Tiesiog tu ėmei save į rankas. Gali šiek tiek apie tą kelionę, vat, į tą viršų, nuo to dugno, žinai, taip kartais galim pašaržuoti, taip atrodo, kad vat, atsispyriau ir maždaug, žinai, kaip ant batuto ir iššokau. Kaip suprantu, tai nebuvo tai. Ne. Ką man pirminiu momentu labai reikėjo suprast, kad tai, kas aš buvau ne aš. Pirmiausiai, šitas elementas, kad aš buvau daugiau tas žmogus, kuris klausė, ką sako aplinka, ko tikisi iš manęs aplinka, kaip aplinka mane mato, kas aš esu pagal kitus, bet ne pagal save. Man reikėjo vat tuo metu surasti tai, apie ką yra Šarūnė, kas patinka Šarūnei. Aš buvau labai patogi visiems, aš nemokėjau brėžti absoliučiai jokių ribų. Mhm. Manęs būdavo paprašo, aš visiems taip, visiems galiu. Ir vat tas lipimo procesas, ko mane išmokė pirmiausiai, tai emocijų valdymo. Tai čia irgi psichologijos pagalba identifikuodavom elgsenos modelius ir sprogimus, tokius emocinius situacijas, kuriuose man nepatikdavo mano grįžtamasis ryšys kitam žmogui, kaip aš Mhm. reaguodavau tose situacijose. Tai aš pradėjau vesti tokį žurnalą. Kiekvieną mielą dieną fiksavau savo elgseną, kaip yra konfliktinės situacijos, kaip aš juose reaguoju, kaip aš jaučiuosi toje situacijoje, kaip aš norėčiau elgtis ir kokį rezultatą norėčiau gauti toje situacijoje, kad Mhm. man nebereikėtų po to mintyse grįžti atgal, projektuoti visus kitus įmanomus scenarius, bet aš jau galėčiau pasimokinti ir kitą kartą elgtis jau kitaip. Tai buvo viena iš tokių metodikų, kuri man labai padėjo augti ir tobulėti emociškai. Tada tas ribų brėžimas, Mhm. kad po truputį aš mokiausi pasakyti ne. Ir šiandien man tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį mes galim kiekvienas savo įvaldyti ir padovanoti. Tai kai, bet čia irgi dar, taip sakyčiau, Jurgita, šitas daugiau atsiranda tada, kai labiau pažįsti savo vidinį aš. A, Mhm. Kas man patinka, kas man yra svarbu, kam aš noriu skirti savo laiką ir kur yra ta riba, kurios aš neleisiu savo pačiai dėl savęs peržengti. Nes jeigu mes leisim aplinkai, aplinka visada naudosis tuo mūsų negebėjimu pasakyti ne. Ir tada, aišku, kilo kiti iššūkiai, nes tuo metu pasidarai mažiau patogus kitam. Ir jeigu aplinka Natūralu. yra nuolat pratusi girdėti, va, iš manęs, iš Šarūnės taip, o Šarūnė staiga paima ir pasako, ne, negaliu, man netinka, aš noriu kitaip. Tada jau ir aplinka atitinkamai pradeda reaguoti į viską. Ir tas svorio metimas visas irgi man padėjo labai pamilti save
Ir aš atsimenu tą momentą ryškiai, kai pirmą kartą jau po svorio numetimo pamačiau save veidrodyje. Ir Mhm. pirmą kartą supratau, kad kaip beprotiškai aš myliu save. Aš mačiau tą savo netobulą kūną, kuris ir šiandien dienai nėra tobulas ir kažkam gali atrodyti kažkoks, bet aš jį myliu už tai, koks jis yra, nes jis man padeda eiti per gyvenimą, padeda vystyti veiklą, verslą, save vesti į priekį ir aš esu dėkinga tam kūnui, kuriame esu, kad mes kartu galim judėti į priekį. Tai visi vat, tie kilimo momentai, jie susidėjo iš tokių mažų žingsnių, tai iš ribų brėžimo, iš emocijų paleidimo. Šiaip emocijų pats paleidimas, tai man po to jau tapo kitų iššūkių, nes viena, kad aš išmokau paleisti emocijas ir jų nebelaikyti viduje, tada iškilo kitas iššūkis savikontroliai, kada, kur ir kaip jas paleisti. Tai čia dar kartais man kyla tas iššūkis, bet dažniausiai kyla pačioj veikloj, kai aš Mhm. pradedu labai nuoširdžiai kalbėti apie savo kūrimą verslą ir kompaniją. Ir kadangi pas mane visa veikla keliauja iš širdies kitam žmogui, tai pas mane tokie net susigraudinimo epizodai visada išlenda kalbant nuoširdžiai ir džiaugiantis kitu žmogum. Mhm. O tam pačiam dar visam kilime sunkiausia tai buvo, sakyčiau, paleisti žmonės Aha. ir suprasti, kad keičiuosi aš pati, tai pradėjo keistis ir mano aplinka, kuri buvo šalia. Mhm. Ir tam tikrų momentų dar įsijungia vienišumo jausmas, toks, kai atrodo, kad senojo tu jau kaip ir nebėra, to, Mhm. kuris buvo patogus visiems, o dabar atsirado nauja Šarūnė, nu, ta kuri ir buvo realiai Pasis, vaikystėje, pasislėpus kažkur giliai, ar ne? bet kur buvo užslopinta gyvenimo momentų įvairių. Ir kai Mhm. aš pradėjau save kaip tą bananą po truputį ieškoti ir žiūrėti, kas esu aš pati, natūraliai labai um, nukrito tos visos žievės ir žmonės buvę aplinkui. Čia buvo skaudžioji, sakyčiau, dalis tų pokyčių, bet net ir šiai dienai suprantu, kad tie žmonės, kurie išėjo, tai buvo to etapo pakeleiviai. Nes Mhm. yra tikrai žmonių, kurie liko iš viso to periodo, bet yra naujai atėjusių žmonių, kurie jau pažįsta mane kaip mane. Mhm. Ne kaip tą žmogų su didelėm baimėm, su nemeilė savo, su didelė savigrauža, saviplaka, ribų nebrėžimu, o jie atėjo jau į pažintį su manimi, su nuoširdžiu gyvenimą mylinčiu žmogumi. Ir jeigu vat, ne tas visas emocinis dugnas, tai aš tikrai nemanau, kad aš galėčiau atlaikyti šiandieninius rautus versle, vien tik tai iš emocinės perspektyvos, negalėčiau taip atliepti klientų poreikių ir nebūčiau geriausias draugas sau pirmiausiai Mhm. ir kitiem. Nes visu tuo momentu, ką irgi supratau, kad be meilės savo negali egzistuoti meilė absoliučiai niekam. Ir kol pats nesovėsi tvirtai ant savo tų emocinių kojų, nieko gero nebus. Nei veikloj, nei santykiuose, nei visame kame. Ir transformavausi ne tik tai aš pati, bet ir santykiai su kitais žmonėmis. Vėl atradau meilę knygoms, asmeniniam tobulėjimui. Ir visi šitie elementai jie ir privedė prie to didžiojo tokio bum
kaip aš sakau. Ir 22 metais Liepos 11 buvo mano gimimo diena. Mhm. Tai aš tuo metu nusprendžiau, kad šią dieną pirmą kartą gyvenime aš švenčiu viena. Tai tuo metu dar mano mityba buvo nesibaigusi. Tai ne ant torto žvakutė degė, o ant obuolio tą dieną, bet disciplina buvo vis tiek. Mhm. Ir tą dieną aš sutikau koncertą savo labai mylimo atlikėjo. Tai tuo metu kaip tik vyko Midsummer festivalis ir Valdovų rūmuose koncertavo Daddy Was a Milkman. Ir Mhm. grupė, kuri nuo pat mano ligos, tai vat nuo 2016 metų, mane lydėjo visos tos kelionės metu. Ir Mhm. kaip dabar atsimenu, Valdovų rūmuose dainavo jie kaip tik savo naują dainą Nieko nebijau. Mhm. O aš praėjus visą virtinę kritimų ir kilimų, pirmą kartą atsimenu su milžiniškom ašarom akyse, tokia stoviu ir sakau, viskas Šarūne, nuo šiandien aš nieko nebijau. Ir tada atrodo, nežinau, dar visai kiti resursai iš manęs pačios pradėjo eiti. Mhm. Ir tą vasarą aš tikrai taip galutinai atgimiau su nepatogumu kitiems, bet milžinišku patogumu savo ir labai didelę meilę savo. Tai vat už tą pokytį, per kurį aš ėjau, sakau, ir ta onkologija, emocinis dugnas, bet sunkioji dalis buvo tas lipimas, o Mhm. nuolatinis, kad aš galiu, aš atlaikysiu. Ir tikėjimas savim, mano aplinka labai mažai apie tai žinojo. Tai didžiąją dalimi Jurgita aš tai dariau savais kaštais, žmogiškaisiais, neprisileisdama aplinkinių žmonių, bet tai buvo mano kelionė, man tai buvo reikalinga. Tuo metu reikėjo man tai pereiti vienai, daug Mhm. tų skirtingų etapų, bet po to aš jau pradėjau dalintis jais, kai man pasidarė ramu, kad aš galiu. Buvo keletas žmonių, kurie žinojo mano tą kelionę, bet čia buvo mano pasirinkimas. Kiti eina kalba su aplinkiniais, su draugais, su šeima. Aš žinojau, kad manęs laukia ilga kelionė ir sakau, tų savo batų net didžiausiam priešui nenorėčiau duoti, bet tą kelionę aš myliu. Mhm. Ir myliu ją už tai, kad ji man padėjo rasti save dar kartą šitam gyvenime. Ir realiai dabartinė mano visa veikla, ką aš veikiu, tai yra tai, ką aš dariau vaikystėje. Mhm. Tai man va tas yra unikalu, kad iš tikrųjų, ką veikiam kaip maži vaikai, kažkokią formą, tai yra įaugę mum į kraują ir mes atsinešam greičiausiai tai. Tai vat dabar jau žiūrint tiek metų atgal, aš suprantu, kad mano ir televizinė patirtis, nes aš ir televizijos tris sezonus turėjau savo autorinę laidą, leidau. Tai aš maža televizijos laidas kurdavau, labai daug rašydavau, organizuodavau renginius, mokymus vesdavau kieme, ko tik tai nedarydavau. Ir realiai tai yra šiandien ta veikla, su kuria aš gyvenu kiekvieną dieną, tik tai Mhm. jau kitą lygmenį. Tai vat sakau, ta visiškai unikali patirtis mane sugrąžino į mane. Mhm. Ir dar viena tokia žinutė, kurią pati neseniai savo išgirdau ir pasėmiau vienu mokymų metu, tai pasakojo apie tris skirtingus mūsų gyvenimo etapus. Tai pirmas yra, kai mes gimstam ir kai mes esam tas aš, tikrasis aš, koks aš atėjau iš tą pasaulį, tada pereiname į stadiją mes.
ką susirenkam šeimoje, Mhm. mokykloje, visuomenėje. Ir jeigu mums taip pasiseka gyvenime, pradedam iš mes vėl sugrįžti į aš. Mhm. Tai vat mano tas visas perėjimas ir buvo iš mes, su mes patirtimi sugrįžti į aš ir jau mokėti priimti save išmokti, priimti save, kokia aš esu ir tuo pačiu gebėti prisitaikyti toj mes aplinkoj, suprasti tą mes aplinką. Tai aš jau išėjau į save, į tą tikrąjį aš, o dabar aš esu procesas ir leidžiu sau tokiu būti. Supratau. Labai įdomu tavęs klausyti, bet aš vis tiek noriu trupučiuką pagrįžti gal, ar ne? Tu minėjai, kad tai buvo tavo pasirinkimas eiti pačiai, ar ne? Lipti pačiai, na, iš tos emocinės duobės. Mm, Kaip ten bebūtų, aš vis tiek girdėjau, kad ir belipant tu turėjai, na, ar tai vieną, ar tai kitą ranką, į kurią galėjai įsikipti. Taip, Nes vat, pati mėgsti metaforas, tai man irgi toks, žinai, toks vaizdas, va tau pasakojant gimsta, kad tarsi duobė ar ne, ir tarsi, nu, kaip vat, duobė šlaitu bandau ten užlipti, tai vis tiek ir šaknų, ir šakų, ir gal kažkas ranką kažkokią ištiesia. Tai vat, ta kelionė, aš suprantu, ji buvo savarankiška, ten na, nepuoliai, nei nesidalinai, bet kuriuo atveju, kas buvo ta pagalba, kuri na, tau padėjo toj kelionėje? tai buvo mano psichologė, kaip Mhm. viena šaka, kita šaka tai buvo Miranda, moteris, su kuria aš dirbau su metaforom, su žemėlapiais, su pasakų visų rašymu. Buvo nuostabioji Ramunė, su kuria aš vykau į moterų ratus ir kurios matė mano tą virsmą ir emocijas, ir pasidalymą, ir paleidimą. Ir dar net vieną tokį, sakyčiau, iš ryškesnių epizodų, ką aš prisimenu, kaip vieną ankstyvą rytą, labai ankstyvą, aš šiaip esu vėlyvo ryto mėgėjas, gal ten buvo 5 ryto vasarą, su draugu susitarėm keliauti pasitikti saulę rytinę. Mhm. O tas saulės pasitikimas taip sutapo, kad reikėjo lipti į kalną, kur aš fiziškai nebuvau pajėgi užlipti tuo metu. Nes per Mhm. tą mano kritimą ir mano kūnas pats labai nusilpo fiziškai ir aš nemokėjau prašyti pagalbos. Čia dar buvo Okay. tas, man buvo sudėtinga tiesiog paprašyti ir priimti. Dėl to ir sakau, kad, na, didžiąją dalimi aš ir ėjau viena, nes man buvo nepatogu prašyti ir va tie žmonės, visi kiti, į kuriuos aš kreipiausi, buvo tos mano šakos. Ir aš tam bičiuliui savo Arnui sakau, tu lipk, aš čia pabūsiu. O tu pažiūrėk, kaip ten ta saulė kyla, nufotografuok ir tu po to ateisi, aš tavęs čia lauksiu. Jisai nesako Šarūnai. Mhm. Ir jis ištiesė man tą savo ranką ir tiesioginė ta žodžio prasme tempė mane į viršų, kad aš su kalnu užlipčiau. Tai va čia jau toks visiškai vizualinis pateikimas žmogaus, kuris man padėjo lipti šitoj Mhm. kelionėje irgi. Ir buvo draugė, su kuria aš gyvenau, Jurgita irgi. Tai Jurgita man padėjo būti savimi. Aš gal taip pasakyčiau. Ji niekada Mhm. nelindo į mano erdvę tada, kada man nereikėjo. Ir kai man reikėjo išbūti vienai su savimi. Bet aš žinojau, kad visada yra žmogus, į kurį aš galiu kreiptis, su kuriuo aš galiu išlysti, pakalbėti, atsiverti ir man tai bus saugi zona, saugi erdvė bendravimui. Tai vat tokių žmonių aplinkui jų buvo, tie, kurie pastebėjo, kad man yra blogai ir jie patys pasiūlydavo arba aš žinojau, kad aš galiu į juos kreiptis.
bet aplinkoj man su pagalbos prašymu dar labai ilgą laiką buvo iššūkis ir net sakyčiau, tik tai šiais metais aš išmokau prašyti pagalbos. Mhm. Tai čia buvo dar ilgiau užsitęsęs tas laikotarpis, kad aš galiu, aš čia viską pati, aš čia visus kalnus pati, bet ir Dainius Jakučionis prieš keletą savaičių pasidalino labai gera citata, kuri man rezumavo, sakyčiau, mano visą kelionę, Mhm. bet tai, ką aš pasiekiau pats, bet be kitų žmonių aš to nebūčiau pasiekęs. Tai va čia ir yra tas svarbus elementas, kad tiek veikloje, tiek asmeniniam gyvenime taip, sprendimus, žingsnius mes žengiam, priimam patys, bet visada atsiranda žmonių iš šalies, kurie padeda tam augimui įvykti. Mhm. Štai taip tavęs klausant, suprantu, kad ėjai tam tikrą kelią, vat kaip sakei, ar ne, ar tai kaip bananas, ar tai kaip svogūnas nulukštendama tam tikras ant savo baimės, susidėliodama įvairius kitus žingsnius. Jeigu taip retrospektyviai vėl trupučiuką pasižiūrėjus atgal, ar ne, kas buvo tas pirmasis arba koks buvo tas pirmasis naujasis, pavadinkim taip, nežinau, įgūdis, kuris tau padėjo, na, lipti į tą kalną? Vat prašyt Emocijų pagalbos, sakei, išmokai tik dabar. tik dabar išmokau. Sakyčiau, emocijų paleidimas. Mhm. Pirmas pats toks žingsnis stipriausias buvo, nes tada išėjo jau viskas, kas buvo užlaikyta. Aha. O čia man labiausiai padėjo pasakų terapija. Okay. Kaip būtent per pasakų terapiją, aš kaip dabar atsimenu tą momentą, kai herojai pradėjo ten tarpusavį kalbėti, komunikuoti ir man tada įvyko toks momentas, kad viduje manyje kažkas atsirakino, aš labai pradėjau verkt ir nuo to momento aš pasidarėjau super jautri. Mhm. Bet vat, tik tai kas, pas mane emocijos natūraliai pradėjo išeit ir aš pradėjau nebesigėdyti tų savo emocijų, kad aš pasirodysiu kažkam silpnesnė ar ten dar Mhm. kažkaip. Tai va tai, dėl ko aš įkritau, tapo pirmu tokiu intuityviu lipimu ir pagalba lipti į viršų. Emocinis tas paleidimas, o kitas, sakyčiau, buvo tas elgsenos savo siekimas, kaip aš reaguoju situacijose ir kaip aš norėčiau keisti vat būtent tą, nes per tai aš išmokau brėžti ribas. Ai. Mhm. Tai vat emocijos ir tas ribų brėžimas, sakyčiau, tokie buvo daugiausiai prisidėję. Mhm. Šiandien tu esi tas žmogus, kuris turi verslą, turi veiklą. Mhm. Ir man tiesiog smalsu, kas paskatino tave tai daryti, nes vėlgi tai yra tam tikras pokytis, tai yra tam tikras etapas. Praėjus onkologiją, išlipus iš savo visų emocinių duobių, verslas, na, galbūt kažkam irgi gali pasirodyti iššūkiu. Kaip, Mhm. kokią turėjai reakciją iš tos aplinkos, tos naujos aplinkos, o gal net ir iš tos senos aplinkos, kai, vat, na, apsisprendai, kad darysi tai, ką darysi? Mano aplinkai tai turbūt tai nebuvo visiškai netikėta, Aha. nes, atrodo, kad ir kokį sprendimą aš gyvenime priimčiau, tokios reakcijos, žinai, sulaukiu. Nu tai čia tu.
Jau tu nenustebinsi. Mes jau žinom, kad iš tavęs tai jau galima tikėtis visko. O Mhm. mano net ir, sakyčiau, tas kompanijos pavadinimas Inspira Life įkvepiantis gyvenimas. Ne, Mhm. bet žiūrint, tai man tas ir buvo, kad aš savo pavyzdžiu ir savo veikla galiu žmonės nuvesti į geresnį ir kokybiškesnį tą gyvenimą. Bet, Aha. bet pirmiausiai, ką kiekvienas turi suprast, kas yra mano gerai ir kokybiškai. Ne tai, Kiekvienas sau. Mhm. taip, ne tai, ko man nori aplinka, ne tai, kas yra komunikuojama socialiniuose tinkluose ar rodoma, bet kas man yra mano autentiškas aš, apie ką esu aš ir koks yra mano svajonių gyvenimas. Nes vienam, sakau, yra labai patogu gyventi ten su 1 000 eurų pajamom per mėnesį. Mhm. Ir tai yra jo geras ir kokybiškas. Kitam 10 000 nėra gana. Bet tai nereiškia, kad vienas už kitą jie yra kažkuo geresni, pilnavertiškesni. Tai man ir buvo tai, kad kadangi mane pačią labai ilgą laiką gyvenime bandė įstatyti į įvairius narvelius, sakyčiau Mhm. taip, tai vat tas verslas daugiau ir gimė iš to, kad supraskim kiekvienas, kokio gyvenimo norim sau, o aš tada kaip verslas padėsiu, duosiu tuos įrankius, kurie padės tau eiti į tą geresnį gyvenimą. Tai ir mokymai, ir renginiai, ir ta pati bendruomenė, tai ko reikia, kad tu kaip verslas galėtum augti, kad tu kaip žmogus galėtum augti. Tai man, pavyzdžiui, beprotiškai trūko bendruomenės. To, Okay. su- to supratimo, žinai, kad ne aš viena einu per savo tuos emocinius kalnelius, bet apie ką yra ir tavo tinklalaidė pati, ar ne, kad mes kiekvieną savo gyvenime einam per pokyčius, per procesus ir kartais taip vieniša būna šitoj kelionėj, kad galvoju, man vienam blogai, aš čia vienas į tos džinsus neįlendu, man vienam čia ta kompanija neauga, man vienam būna dienų, kai aš atsikeliu ir aš nieko nenoriu daryti, o tada, kai ateini į bendruomenę ir iškomunikuoji, supranti, kad mes visi per tai einam, kad Mhm. mes visi esam žmonės, kad mums visiems būna dienų, kai reikia tiesiog išbūti, iškvėpuoti, išgyventi, atsitraukti nuo veiklų, nuo visko. Bet lygiai taip pat reikia ir to spyrio šalia, kuris sakytų, aš tavim tikiu ir tikiu tavo veikla ir tikiu tuo, ką tu darai ir tu judėk į priekį, nebijok, nes toj baimėj yra pats didžiausias ir nuostabiausias augimas. Tai vad visi šitie dalykai mane ir nuvedė į verslą, sakyčiau taip, dėl ko aš pradėjau savo veiklą, dėl ko man dabartiniu momentu norisi pritraukti vis daugiau žmonių ir dalintis savo istorijom ir dalintis ir socialiniuose ypatingai tinkluose, kad ne tik tai faina, ne tik tai raudonos lūpos, padažytos akys, aukštakulniai, visa kita, bet verslas gimsta ir su treningu, ir su ašarom akyse, ir su tais emociniais kalneliais, ir vienatvei kartais, ir draugystei, ir visai kaip, ir mes visi einam per tą patį. Čia pas kaimyną žolė nežalesnė ir lygintis reikia su savim pačiu. Tai va, tai yra tos žinutės, kurias aš stengiuosi komunikuoti jau su savo kompanija, nes to reikėjo man. Aš labai lyginausi su visais aplinkui, kad kiti yra Mhm. sėkmingesni, bet nesupratau vieno esminio dalyko, kokia sėkminga esu aš, savo.
ir kiek aš pati net ir šiais, pavyzdžiui, metais ar praėjusiais metais, kiek aš pati paaugau, kiek mano kompanija paaugo, bet jeigu aš vėl sugrįžtu į tą momentą, kai pradedu lyginti su kitais, tai visa savivertė, aišku, nu tai Šarūnė gali geriau, gali daugiau, galima dar kitaip, tada dar koks imposteris išlenda. Tai aš tokiu momentu save stabdau. Sakau, Šarūnė, einam tarakonus išvesti į lauką. Tai tada išeinu į lauką, palieku ten tuos, kas ne apie mane ir grįžtu į darbus. Tai šitas labai gerai veikia. Tarakonus išvedu, palieku ten, tegul jie išsivaikšto, o po to jau sugrįžtu į veiklą. Mhm. Bet suprantu, kad jie karts nuo karto vis tiek randa tą kelią atgal, ar ne? Ir iš po tų pasivaikščiojimų būna, kad sugrįžta. Aš ne veltui ir sakau, kad aš esu procesas Mhm. ir tas procesas, jis nėra baigtinis. Lygiai taip pat kaip ir tie pokyčiai, jie mumyse vyksta kiekvieną mielą dieną. Elementariausiose mūsų naujose besiformuojančiuose įpročiuose, sprendimuose. Ir tai nėra tik tai tie didieji pokyčiai. Ta pokytį mes kuriam kiekvieną dieną atsikeldami, gyvendami, eidami, darydami. Ir tai yra maži tie elementai, kurių neidentifikuojam galbūt dienoj. Tai kas man padeda, pavyzdžiui, irgi identifikuoti tas mažas akimirkas, dėl kurių labai reikia mokėti pasidžiaugti. Tai aš kiekvieną vakarą stengiuosi savo sužymėti tos dienos aha momentus, kas man Mhm. patiko, kas man įstrigo, ką tą dieną aš padariau dėl savęs, Mhm. ką tą dieną aš padariau dėl savo veiklos. Mhm. Nu ir kitą kartą būna, kad padarai labai mažai. Bet vis tiek gebėti atrasti dienoje, už ką esi dėkingas. Ir tie pačioj pradžioj, šiaip kai pradėjau rašyti vat, tą savo aha momentų knygą, o pradėjau jau kilimo viso metu, tai ta knyga man tapo tokiu žurnalu, kur Jurgita, vat, kai išlenda tie tarakonai, Aha. kad aš galiu atsiversti ir pažiūrėti, kiek daug nuostabių dalykų per skirtingas dienas mano gyvenime jau įvyko ir tai, Mhm. per ką aš einu šiandien, jau yra lygiai taip pat laikina, kaip ir buvo tuo metu, kai aš jau susidūriau su kažkokiais iššūkiais. O tų iššūkių jų bus visada gyvenime, jeigu mes auksim. Nes, nu, jeigu neaugam, tai liekam komforto zonoj Mhm. ir savo saugiai, šiltai gyvenam, bet jeigu norim to nuolatinio augimo, tai vadinasi, kiekvieną kartą reikės per naujus iššūkius, per naujus pamokas keliauti ir savo vis primint, kad aš galiu, aš praėjau, pažiūrėk, kiek toli nuėjau, kur buvau, kur šiandien esu. Ir grinai pasilyginti tik tai su savim, su savo nueita kelionė ir su savo augimo procesu. Ir tas žurnalas man labai padeda tai padaryti. Mhm. Ar teisingai girdžiu, kad iš tiesų rašymo praktika yra vienas iš tų dalykų, vienas iš tų įrankių, kuriuos tu naudoji, na, kiekvieną dieną tau Taip, pačiai? tikrai taip. Aš nuo vaikystės mėgau rašyti, jau Aha. šitą išsiaiškinom. Tai rašymas mane lydi ir rašymas gydo. Mhm. Dar net pasakyčiau ir taip. Nes išrašai tai, kas yra galvoj, išrašau ir blogus dalykus, būna ir taip. Kai daug visko prisikaupia, aš tada paimu, išrašau, iškvėpuoju, išverkiu ir paleidžiu. Mhm. Kad tai išeitų, tiesiog dar po to nueinu ir vandenį nuplaunu visą tą energiją.
bet rašymas man yra tas unikalus sugrįžimas į save ir į praktiką dar tą sveikesnę. Ir tikrai, vat, dabar gal šiais metais radau dar tokią knygą nusipirkti. Ten yra 5 metų žurnalas ir visiškai trumpai reikia įrašyti būtent konkrečios dienos elementus, kas yra va tie didieji tavo dienos įvykiai. Ir Mhm. po 5 metų aš matysiu kiekvieną dieną, kokie įvykiai tą dieną vyko. Tai va labai bus įdomu po 5 metų pažiūrėti, kuo ta knyga bus prisipildžiusi, kokiais mano gyvenimo elementais. Ir tai padeda reflektuoti. Sutinku. Na, aš dėl ko paklausiau apie rašymą. Aš savo klientams dažnai rekomenduoju, rašykit. Ir pati šitą praktiką taikau. Tai man tiesiog buvo smalsu, kaip dažnai tu tą darai. Stengiuosi kiekvieną dieną. Prisipažinsiu, meluočiau, jei sakyčiau, kad kiekvieną dieną ir išeina. Bet tada jau, kai prisimenu, tai stengiuosi pagrįžti atgal Mhm. ir vis tiek pareflektuoti, kas vyko ir kitom dienom ir užsirašyti. Tai, kol dar yra, šviežiausia, kiek yra įmanoma turėti, kad kuo ilgesnį, platesnį periodą turėčiau užrašytą savo gyvenime. Ir ką dabar matau, pavyzdžiui, kai pačioje pradėjau, tai pas mane buvo tokie dalykai, kaip aš išsivaliau dantis, aš buvau duše, aš pasidariau savo valgyti, aš išėjau į lauką. Ten, vat, iki tokio lygio buvo, kur atrodo, elementariai atsikėlė į rutiną. Ten dantų valymas, dušas, higiena, maistas ir visa kita savaime yra Mhm. suprantami dalykai. Bet tuo momentu mano gyvenime tai nebuvo savaime suprantama, nes buvo taip blogai, kad man vat, visi smulkūs dalykai, elgsena dėl savęs, man buvo aha momentai dienoje. O pavyzdžiui, Mhm. šiandien aš jau galiu užrašyti į savo tą žurnalą, kad vat, šiandien gavau pirmąją didžiąją subsidiją savo kompanijai, pirmą kartą gyvenime. Arba ten kažkokį apdovanojimą, arba aš išvažiavau savaitgalį, ten leidau savo į spa pailsėti, ką aš ten patyriau, arba susipažinau su įdomiu žmogumi. Ir jau tie tokie momentai, kad aš atsikėliau, dantis išsivaliau, nuėjau į dušą, juk jų nebelieka, nes jie tapo tokie savaime suprantami. Bet pradžioje tai buvo ir taip. Tai, žodžiu, situacija šiuo metu yra tokia, kad gamta pajuokavo ir Jurgitai dingo elektra. Tai tikiuosi, kad šie mano pokyčiai padės jums drąsiau žengti savo žingsnius gyvenime, o labiausiai tai suprasti, kad vienintelis žmogus galintis kurti didžiuosius pokyčius, tai esat jūs patys, kiekvienas visiškai unikaliai. Tai aš asmeniškai to ir palinkėčiau. Tai surasti to, kas gyvenime kiekvienam iš jūsų yra svarbu ir unikalu ir žingsnis po žingsnio keliauti į tą savo svajonių gyvenimą. Tai ačiū tiems, kurie žiūrėjot ir kurie dar žiūrėsit. Buvo smagu jūs pažinti. Iki.